Kokius tyrimus turėtų pasidaryti vyras ir moteris? Visiems rekomenduoju tai, nes žinau, kad jeigu nebus šitie rodikliai normose, tai mes galim sportuoti kiek norim. Tai vitaminas D, realiai tas, ko 90% populiacijos turbūt pas mus Lietuvoje trūkumas yra. Mhm. Tada aišku geležis ir feritino atsargos. Tai tada skaityčiau, kad svarbus yra B grupės, tai sakykim B12, kas automatiškai susijęs su geležies įsisavinimu. Ir itin svarbus dalykai tai yra visi elektrolitai, mineralai. Tai yra tai, kas laiko mumyse vandenį arba jį paskirsto ten, kur reikalinga. Tai reiškia natris, kalis, kalcis, magnis. Mes turim mūsų šiandien laidos rėmėją Antėją ir jie turi tau dabar klausimą būtent į tai, ką tu atsakei. Kaip sutrikę vyro hormonai gali pakenkti sporto rezultatui? Kaip tie rezultatai skirsis nuo to, kai yra žmogus su sveikais hormonais ir su tais pakitusiais hormonais, sutrikusiais? Atsakymas į klausimą paprastas, kad tai yra fatalinis skirtumas. Ta prasme, jeigu vyras turi nepakankamą kiekį testosterono, kas yra pastaruoju metu tikrai didelė problema mūsų visuomenėje, ne Lietuvoje, bet pasauliniu mastu. E, Tuo pačiu, jeigu mes turim ten padidėjusį prolaktino kiekį, padidėjusį estradiolio kiekį, nu, sakykime, aš piešiu tokį foną, kuris Mhm. vyrą padaro mažiau vyrų, iš principo. Išoriškai, jeigu mes čia bandytume nupiešti, tai čia būtų kas? Talijos riebalo daugiau, tokia krūtinė, ne kažkokia. Jo, jeigu mes pieštumėm apie sumažėjusį testosteroną, tai taip, abdominaliniai aplinkoje esantys riebalai jie kaupiasi, estradiolio padidėjimas dar tą dalyką apsunkina, Mhm. prolaktinas, estradiolis automatiškai didina faktas ir ant krūtinės, ir tiek riebalinį audinį, tiek vandens skysčių kaupimas, nekalbu ten apie kitus sutrikimus. Viso to pasekoje žmogus, aišku, nesijaučia energingas, nesijaučia gerai, nesijaučia laimingas. Faktas, kad mes turim fone padidėjusių kortizolio kiekį. Tas dalykas dar šiek tiek didina tavo kūno galimybę kaupti riebalus aplink kūną. Nu ir aišku, jėgos sumažėjimas. Tai vat mes turim realiai tokį pufį berniuką su tokiu labai nestipriu mindsetu. Mhm. Jeigu mes žiūrėtume kraujo rodiklio normas, aš kiek žinau, tos normos kas metus keičiasi ir kažkodėl jas vis mažina, ar tai yra sveikatos, dėl sveikatos sistemos kompensacijų problemos, aš nežinau kodėl, bet ten, tarkim, testosterono kiekio normos, jos su metais visą laiką kinta ir vis į mažesnę pusę. Toks jausmas, kad vyriškumą, vyriškumą mažina, žinai. Bet jeigu žiūrėtume pagal tas realias normas, tu vat kaip žmogus, kuris dirbi su žmonėm ir matai tos vyrus, kurie, kaip tu sakai, turi būti normos ribose. Koks tas turėtų būti hormonų laukas, kad tai būtų normos ribose? Apie kokius mes čia skaičius šnekame? Kad vyrai dabar, vat, pavyzdžiui, į tą pačią Antėją nuėję pasidarę tyrimus, jie plius minus žinotų, ko tikėtis. Ir kažkur neseniai skaičiau labai gerą mintį apie tai, kad prieš 50 metų 70-metis turėjo panašų testosterono kiekį kaip šių dienų 25 metų vyriokas. Tai čia yra tau ir atsakymas į tai turbūt, kodėl tos normos yra santykinai po truputį mažinamos. Tai yra todėl, kad mūsų gyvenimo, kaip pasakyt, komfortas, ane, tai reiškia, kad geri laikai gimdo silpnus vyrus, žmonės, yra visiškai tiesa. Oho. Ir todėl tie, sakykim, normos yra mažinamos, kad mes neturim galimybių praktiškai, kaip tą testosterono kiekį eiliai žmonių, nu, sakykim, visai populiacijai didint, todėl kad tai reikštų tai, ką mes vadinam labai sunku. Tai reiškiasi sveika mityba, daug fizinio judėjimo, ne, daug stiprių gerų sprendimų, vyriški žaidimai, sakykim, ne, vyriški dalykai, kas būdavo anksčiau normalu. Tai ten, sakykim, ten šaudyklos, medžioklės, imtynės, sporto žaidynės, visas kitkas yra labai daug tavo energijos, tam tikri stiprūs gyvenime sprendimai, kurie Mhm. tavęs nestabdo vietoj, bet tu, kitaip sakant, visi dalykai, kurie tave daro labiau vyrišku, jie kelia tavo testosteroną. Ane? Pridedant sveiką maistą. Kas šiai dienai turbūt pats didžiausias dalykas mūsų gyvenimo problema. Iškės mes esame ant tiek įpratę
turėti tą negerą maistą, ant tiek įpratę sėdėti komforte, kad mes neinam iki parduotuvės 5 minutės, bet važiuojam su automobiliu. Tai yra mažas judėjimas, ane, mažas fizinis krūvis, mažai naudojamos fizinės dėlės jėgos, gal netgi kartais agresijos, ane, kas irgi įtakoja. To pasiekoje mes visai populiacijai nepakeisim tų įpročių, kur mes einam, ane, su mūsų pramonė maisto, su mūsų patogumu, komforto pramonė visa. Ne? Reiškia, ką mes darom, mes prie to prisitaikom, mes susimažinam normas ir pasiekoje mes turim finale ir daugiau pacientų, ir daugiau paklusnių žmonių, nes jie tiesiog užsiėmė yra savo problemų. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.